Sveiki draugai, mėlieji žvejai, ypatingai tie, kuriems niekada nekimba. Sukurta daug klaidų, kurios rodo kaip kimba, kaip pagauna net alaus bokalė ten žuvis, tokias visokias didžiausias, lynai, karpiai, lydekos, ten pas juos, kur tik mes jį belė kurį pelkę pagauna. Aš parodysiu, kaip pasiruošti žvejybai, kad nekiptų. Bus kitokia laida. Skirta žmonėm, kurie mėgsta atvažiuoti tiesiog pažvejot, plūdę panardint, dar ką nors paveikt. Ir kad nieko nepagautų. Tai pirmą parodysiu, kaip susirišt blogiausiai, kaip tik įmanoma pavadėlį. Tai pasidariau 2 kilputės, nes kitokio būdo nemoku. Nežinau, matosi, nesimato. Nesijuokit, aišku, nors galite juokti, ši man vienodai šviečia. Vieną permetu per kitą. Čia tik tai, hujekšti. Užtraukiausi, į pirštai sudūriau, aišku, kaip visada. Šaliai valiai, susipainiojo, aišku, man jau. Štai. Kabliuko niekad nerišu, nes nusipirku jau surištą, nes tikrai nesugebėsiu normaliai surišti, tai būna surištas taip. Pavadėlis gan ilgas, nežinau, čia tokį davė man turgui. Jeigu šitą, sako, gerai bus kaip tau, kad nekiptų, jeigu nori. Tai svarbiausia, kas yra nekibimui, tai nusiteikimas. Ultra hypas vadinasi, pažvejus, kuriem niekada nekimba. Tai visą savaitę svajoji, kad kips. Žiūri debesis, ten kiek drėgmės debesyje, kiek lašiukų gali būti. Žiūri vėjo kryptį, saulės spindulių kaitrą, ultravioletinius stebi, slėgį, kas svarbiausia, kad nebūt per aukštas, per žemas, turi būti vidutinis. Tada ypatingai, čia jau susipainiojo man kažkas. Tai jo, tai haipinėsi, žiūri, kad žmonos menstruacijos būtų tarp vidurio taip. Nei artėjančios, nei tolanstančios. Tada geriausiai kimba. Tada, kad draugai visi juoktųsi iš tavęs, kad vėl nieko nepagausi, tai svarbiausias dalykas. Nu ir ką, jau matau, kad susivėliau, užrišau pavadėlį, pamiršau plūdę uždėti. Nuo to ir pradėti. Va, žvejosim be plūdės. Tai žodžiu, reik nukirpt dabar. Iš to streso, kad filmuosim naują laidą apie žvejus, kurios susilauksim peržiūrų į Bitvai mat. Ir pirmas susivėlimas iškart įvyko. Neužėjau plūdės. Tai va, dabar dėsim plūdę. Kažkur gumytę pasidėjau. Kur tą gumytę pasidėjau, nieks nežino. Ta gumytė tai vienintelė buvo mano. Rimtai. Pamečiau. Be bairio. Tikrai pamečiau gumytę. Čia dedas toksai galiukas, gumytės. Giliui nusistatyti, kaip suprantu arba nesuprantu. Dar kas svarbiausia, papasakosiu, kol ieškau tos gumytės. O, radau. Va, tokią gumytę dedu. Mažytę gumytę. Svarbiausia atkreipti dėmesį, kaip pažveja turi būti kojinės. Šortų žvejai nenešioja, nes bijo įdegt gražiai. Tai va, taip, maždaug įsidedi, pasikeli, ventiliuojasi ir viskas puikiai gaunasi. Tai va, turim valą pagrindinį. Tikriausiai taip žvejai vadina, aš nežinau. Dabar kuria pusė plūdė dedasi, tai jūs man gal geriau papasakotumėt. Gal taip, nežinau. Opa, per skylutę. Priartinkit, mat, ponia, operatorius mano čia geras. Opa. Tada per tą gumytę kišu.
Aišku, pirmą kilputės nereikia pasidaryti, pirmą reikia prakišti per gumytę, bet aš toks žvejys geras, kad profesionalus nepagautojas, tai man visai tinka. Štai. Plūdę lengva uždėti, va štai. Užmovėme. Opa, viskas, plūdė yra. Turbūt, kad ta pusė. Viliuosi. Dabar, kur padėjau aš mūsų kabliuką? Vėl. Lemba, kaip nesiseka čia šiandien man. Va, radom kabliuką, kažkur operatorius rado. Kaip matote, profesionalumo man netrūksta. Viską darau tikrai žinodamas, kaip geriausiai nepagaut žuvies. Kiek atvažiuoju prie ežero. Nemune. Tiek man visada pasiseka nieko nepagauti. Va, antrą kartą rodau. Apseiliojau. Dedam. Gal taip tikriausiai. Per kilpą ir tada paimu kabliuką ir per tą pagrindinio valo perkišu. Ir ten nežinau, spėju, kad tikrai blogai. Gaunas tokia nesąmonė. Ir viskas. Kablys tas yra. Paskutinis dalykas. Atsidarom savo dėžutę. Ką norėjau pabrėžti visoje žvejyboje, kad žvejam, kurie nieko nori nepagaut, profesionaliai turi nusipirkti pačius brangiausius, įmantriausius dalykus. Kol kas čia tik tai apie dėžutę papasakosiu, kad čia yra brangiausi visi dalykai supirkti. Nes mums šitiem žvejam, kurie nieko nepagauna, niekada atrodo, kad viskas prasideda nuo brangiausių dalykų. Nors nifiga tu nesigaudai, kas ten, ko ten prisipirkęs. Svarbu prisipirkti, nes gražiai atrodo. O, aš vieną užkabinau, bet neužkabinau. Kitas švinis. Tai šuniuką uždėsim. Čia ant plūdžių rašo kažkokius svorius, nežinau, ką yra reiškia. Kiek švino dien gal, kiek skęsta, neskęsta čia. Prie kokių bangų gal skęsta tikriausiai. Užspaudžiam vieną. Bus tikrai per mažai, imsim dar bent 2. Vidutinio dydžio. Nežinau, čia kiek tų gramų, nes čia kaip pasakė, tai nusisuka viskas. Tai va, dedam dar vieną. Kiek girdėjęs YouTube'ai arba per laidas, plius minus kas 10 cemų, bet kurioj vietoj tai nežinau. Tai dedu virš pavadėlio. Gal vieną ant pavadėlio dėt, kad skęstų. Nežinau, žodžiu. Gerai bus ir taip. Tai va, uždėsim dar vieną. Papa, nepataikau. Retai tai būna, kad nepataikau, bet nepataikau. Opa. Nu va, paskutinis tas. Ai, dabar apie pabaigtą va. Kablys, 3 šviniukai, plūdė. Tikiuosi tą pusę uždėjau plūdę. Nu ir ką, meškerė imsim dabar į rankas. Meškerė svarbiausia. Karboninė. Ponia, galite atpainiot, man ten jaučiu pririšau kažką. O, svarbiausia karboninė. Svarbiausia nuo 100 eurų. Aš nežinau, kiek už šitą sumokėjau. Salmo. Klas legenda. 4 metrų. 3 nuo 3 iki 15 g. Nežinau, čia gramai tikriausiai. Čia kažkas. Žodžiu gera. Patogi. Nepagavimui tai, man atrodo, unikaliausias daiktas. Nepagauti. Ir ką? Užsidėsim slieką. Mesim kur nors į krūmus. Ir bus viskas. Ir galim palikti 5 valandom. Ir tikrai nieko nepagausi. Slieką maunu per šoną. Nežinau. Prisikarpiau tų sliekų, nes nusipirkau per ilgų. Čiut ne naktiniai blemba. 0,5 metro ilgio sliekai. Tai tokį va, užsienėdu mažiuką. Gražuoliuką. Ir ką? Pasakysiu dar vieną aš jums paslaptį.
dėl ko mane vadina agentu 007. Tai 0 žuvies, 0 kliovo, 7 valandos. Nei žvyno, nei uodegos. Tiesiogiai sakau jums. Ačiū už dėmesį, susitiksim kitame reportaže.